Taip, tai mes padėkusim šiandien ir tikimės, kad rytoj tas įstatymas bus ištrauktas dienotvarkės. Jisai pakankamai neskaidrus, o ypač 106 straipsnis. Tai komitetas ir pasižiūrės į tą pataisą ir ST išvadą, tai aš manau, kad priims teisingas sprendimas. Nu, mes tikimės. Žinau situaciją. Mūsų daug kas priklauso. Nu tai kaip sakyti, laikykitės čia prie ministerijos. Ministerijos. Šiaip mes galime matyti, jeigu jūs tą projektą jūs toleruojate ir... Pamatysit, komitetas nuspręs, pamatysit rezultatą. Gal ir pradžiugės, gal ir nuspręs. Toliau iškalbėtum. Papačkos. Va, lipni juosta ir va taip, va. Važiuojam. Vis atvažiavo su kolona. Bus čia rimta, va. Tik tai juda vyrai. O? Vienas. Darykite. Ačiū Pagirių bendruomenė, ačiū, kad visi kartu. Taigi, pradėsime piketą. Ir mes susirinkome čia šiandien pasikalbėti su ekonomikos inovacijų ministru Luku Savicku. Tai pradžiai, Lukai, mes jums paskaitysime mūsų kreipimąsi ir tikimės, kad jūs nepabūksite ateiti ir pasikalbėti su mumis. Ekonomikos inovacijų ministrė Lukai Savickai. Šiandien mes, Pagirių bendruomenė, esame čia, kad išreikštume savo susirūpinimą ir pasipiktinimą dėl galimai neskaidrių, neatsakingų jūsų ir jūsų partijos veiksmų, kurie pamina mūsų bendruomenės ir visos Lietuvos interesus. Mes susirinkome, nes šiandien yra iškilusi reali grėsmė ne tik Pagiriams, bet ir visos Lietuvos strateginiam gyvybiškai svarbiems ištekliams, požeminiam geriamam vandeniu. Lukai Savickai, jūs kaip Seimo narys turite pareigą ir atsakomybę atstovauti mūsų interesams, tačiau jūsų veiksmai, stumiant specialių žemės naudojimų sąlygų įstatymo 106 straipsnio pakeitimą, kelia didelį pasipiktinimą ir pagrįstas abejonės jūsų kompetencija ir sąmoningumu. Ar jūs išvis suvokėt, kad jūsų sprendimai gali sunaikinti visus Lietuvos gėrimų vandens išteklius? Ar jūs galvojat apie tai, kokį vandenį gers mūsų ateities kartos?
kai bandot leisti stambiem investuotojams veikti be jokių apribojimų vandenviečių teritorijose. Klausimas paprastas. Ar Lietuvoje tikrai nėra daugiau teritorijų, kur galima steigti pramonės parkus? Tik vandenviečių teritorijos? Ar tikrai turime aukoti mūsų gamtos išteklius ir aplinką stambiems investuotojams, kurie neretai elgiasi kaip užsienio kapitalo kolonizatoriai, be jokios pagarbos nei Lietuvos gyventojams, nei Lietuvos teisiniai sistemai? Kokia jūsų strategija? Lietuva išdeginta žemė? Ar Lietuva trečioji šalis? Vandens ištekliai yra mūsų gyvybės šaltinis. Tai, ką jūs dabar darote, paveiks ne tik mūsų, bet ir ateities kartų gyvenimą. Dėl jūsų, ponas Savickai, veiksmų ir nerūpestingumo mes galime prarasti tai, kas yra brangiausia – mūsų gamtos ir sveikatos šaltinius. Ar mes leisime, kad mūsų gerimo vandens ištekliai taptų pramonės auka? Užuot investavę į tvarias ir atsakingas alternatyvas, jūs ignoruojate tai, kas yra iš tikrųjų svarbu. Ar susimąstote bent kelis žingsnius į priekį? Mus Pagirių bendruomenė kaltina, kad stabdom užsienio investicijas, kad mes trukdome Vokietijos įmonė Homonit Lietuva pradėti veiklą, smukdoma verslą. Bet ar Pagirių bendruomenė, ar tariamas svarbus investuotojas nepaisė Lietuvos įstatymų? Ar Pagirių bendruomenė atveria Homonit Lietuvą į vandenvietės teritoriją? Ar mes nepaisime specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymo? Ne mes! 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 Mažinom vandenvietę prisidengdami tariamą geležinkelio liniją. Ne mes! Ne mes! Ne mes! Ar mes pradėjome statybas be pas procedūrų ir be statybos leidimo? Ne mes! 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 Ne. Mes tik išviešinom visus šios nusižengimus ir parodėm valstybinių institucijų požiūrį į įstatymus. Beje, ar žinote, kad Homonit Lietuva vis dar nepasistatė savo administracinio pastato, kurie prisidengdami mėgino apeiti statybų įstatymą? Tai kas dabar už tai atsakys? Jūs darot viską, kad už tai mokėtų visi Lietuvos gyventojai. Jūs pateikėt specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymo 106 straipsnio pasiūlymą. Taip niekšiškai ir neskaidriai, buldozeriu. Tai priimta Demokratų partijoje. Visi Pagiriai matė tą gėdingą aplinkos saugos komiteto posėdį, kuriame jūs kaip bailys nesugebėjote net atsakyti klausimą, kokiai įmoniai trukdo 106 straipsnio draudimai. Ir pabėgėte iš posėdžio prisidengdamas tariamų darbotvarkės užimtumu. Jūs pateikėte įstatymo projektą ir svarstymo metu pareiškite, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija dar tik analizuoja situaciją. Tai išanalizuokit situaciją, o tik tada keiskit įstatymus. Gėda! 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 Užteks neigti, kad tai viskas daroma Lietuvos labui. Šiuo atveju jūs darote tik dėl Homonit. Jūs gerai žinot, taip viešai tai neigiat, kad uždarose posėdžiuose aiškiai patvirtinat, kad įmonė privalės naudoti pavojingas cheminės medžiagas ir mišinius. Ir deklaracijos apie kažkokį varganą dyzeliną yra vaikiškos. Dar juokingiau LRT girdi laidoje nuskambėjo jūsų viceministro vapėjimas, kad neva absurdiška situacija, kad VAS zonoje Panevėžyje investuotojas negalės pasistatyti gamyklos, nes tai gamyklai gaisrui gesinti reikia medžiagų, kurios dabar yra klasifikuojamos kaip pavojingos cheminės medžiagos. Ponas Savickai, jums nekyla klausimas, ką ta gamykla gamins ir ką ta gamykla gesins, kad jiems nepakanka įprastų gaisro gesinimo medžiagų,
O kodėl jie apskritai turi gaminti vandenvietės apsaugos zonoje? Taip, galite šventi, kad koks svarbus investuotojas investavo 220 milijonų eurų. Taip, bet jie puikiai galėjo investuoti tos pinigus ir kitoje vietoje Lietuvoje. Nėra viena didelė Lietuva nėra viena didelė vandenvietė. Ir laisvų plotų ir pramonės parkams tikrai galima rasti ne gyvenvietės centre ir tuo labiau ne vandenvietės teritorijoje. Bet ne, investuok Lietuvai. 2017 metais aplinkos ministerija aiškiai atsakė, kad toje vietoje, kur Humani dabar stovi tokiai gamyklai ir veiklai, negalima. Tai kodėl buvo ignoruojama aplinkos ministerijos nuomonė? Teisingai, įstatymai galioja tik jums, paprastiems mirtingiesiems, nieko nevertiems Lietuvos gyventojams, bet ne vokiečiai su dideliu kapšu pinigų. Tai, nežinau, kaip nugarą dabar neatsisuktų jūs, tai jeigu žurnalistai nesuvyks, tai aš atsisuksiu į jūs. Gerai, kolegas, politikų jūsų tarp yra ir bendruomenės atstovų, puikiai suprantu, kad susirinkote gausiai išsakyti savo norimas pozicijas. Manau, kad džiaugiuosi, kad formuojate savo šią teisę. Čia visuomet dialogas buvo, yra ir bus labai svarbus. Dar kartelį, manau, kad ne kartą esu tą įrodęs įvairiose pozicijose, kuriuose dirbau, kad bendras pokalbis, kalbėjimas yra tai, kas apdėlė mums reikiamą sprendimą ir reikiamą prioritetą ir kompromisą. Žinau, kad jūs šiandien kaip pagauti bangas. Tai keli aspektai. Visų pirma, ekonomikos ministerija kaip tokia įgyvendina vyriausybės programą. Vyriausybės programą mes esame iškėlę aiškius prioritetus, tame tarpe pritraukti reikšmingas 10 milijardų daugiau naujų investicijų. Ir tam reikalinga ne keisti, ne atsisakyti, o greitinti valstybės procedūras. tą mes ir darome nuosekliai, atsakingai ir įgyvendiname šią vyriausybės programą. tą darome tikrai pasitelkdami sprendimus tiek Seime, tiek vyriausybėje, tiek ministrų lygio įstatymus ir įsakymus. Esu pasiruošęs diskutuoti, ieškoti reikiamų sprendimų. Džiaugiuosi, kad jau mūsų vyriausybės atstovai, lygiai taip pat ir ministerijos, pavaldžių įstaigų atstovai jau buvo ir jūsų bendruomenės susitikimuose, buvo ir įmonės aplankė tam, kad turėtų ieškoti reikiamų sprendimų. Ir jeigu dar kažkokių klausimų yra, tai aš tikrai tikiuosi, kad pasinaudosite galimybę, nesikreipėte susitikti ir ateiti ministeriją. Jeigu norėtumėte, tiek mano atstovas kalba, tiek viceministras yra pasiruošę su jumis susitikti, pakalbėti, šiuo metu jau Seime turėjau būti, net pasinaudojau progas ateiti čia ir tiesiogiai su jumis pabendrauti, sakyti savo poziciją. Tai galbūt, jeigu turėsite kažkokių klausimų, dar kartelį kviečiu jūs pasinaudoti galimybę užeiti į ministeriją, mano komanda yra pasiruošus kalbėti, atsakyti į rūpimus klausimus, o pats turėsiu toliau judėti Seimą. Pačiam klausimų nekyla? Jūs galite atsakyti, dėl kokių priežasčių tie stambūs investuotojai arba investicijos turi būti būtent atvestos į vandenvietės teritoriją. Tai tikriausiai jūsų informacijų buvo daugybė skirtingų užuominų, apie ką norėjote kalbėti, ir apie įstatymų pataisas ir apie kitus sprendimus, bet šiuo konkrečiu atveju, jeigu kalbėti apie jūsų bendruomenės keliamą klausimą dėl investuotojų, kuris šiuo metu reikia, tai reikia būti sąžiningiems ir matyti situaciją tokią, kaip yra. Šiandien Lietuvoje vandenvietėse turime vandenvietės apsaugos zonas, mes turime tikrai ne vieną veikiantį juridinį asmenį ir svarbu surasti sprendimus tokius, kurie atlieka tiek aplinkosauginius įsipareigojimus, tiek kitus aspektus, kurie svarbus užtikrinti apsaugos interesus. Šiandien įstatymas leidžia, jeigu jūs puikiai žinote ir buvote susitikę, kad įmonėje duoti visi leidimai veikti ir tolesnės korekcijos yra susijęs tuo, kad galėtume rasti sprendimus, kurie atėda tiek aplinkosauginius įsipareigojimus, tiek visus kitus aspektus. Jūs galite atsakyti žmogui klausimą.
kam jūs stumėte šitą įstatymą? Jeigu jie gali veikti ir taip, sakėt, man sakot, kad gali veikti ir taip, bet vis tiek prastuminėjate dar pasitelkę savo tėvelį Skvernelį. Manau, kad jeigu taip sąžiningai iki galo, tai 4 Seimo nariai pateikė įstatymo pataisas. Tikiuosi, kad nepolitizuosime, o ieškosime sprendimo, kuris yra aktualus. Ir aš esu tikras, kad sprendimas, kuris yra pasiūlytas, yra toks, kuris siūlo tinkamą balansą. Jisai užtikrina, kad nėra išskiriama viena įmonė, o sprendžiamos sisteminės problemos, kurios vandenvietėse mes turime veikiančias degalines, mes turime veikiančias laisvąsias ekonominės zonas ir reikia surasti tokius sprendimus, kurie ministrų įsakymus sureguliuotų taip, kad tas konfliktas Labai diena visiems, man atrodo, šitos bendruomenės atvejais labai puikiai iliustruoja, kad visuomenės pažanga mūsų visuomenės pažanga jau yra tokio lygio, kad mes pradedame galvoti apie tai, jo gyvenimo kokybė priklauso ne tik nuo pinigų, ne tik nuo darbo vietų, bet ir nuo to, ar mūsų supa sveika, švari, kokybiška aplinka. Ir šitie pramonės objektai mes jokių būdų nesame prieš investicijas, mes esame už tai. Tačiau šitie objektai kelia didžiulę riziką mūsų ištekliams ir jeigu įvyks kokia nors avarija, įvyks kokia nors tragedija, mes neužteks viso pasaulio pinigų ir visos Lietuvos biudžetų ilgalaikių tam, kad mes atkurtume švarų vandenį, kokybišką dirvožemį. Tai viso šito susirinkimo potekstė yra ta, kad mes ir jūs, kaip valstybės pareigūnas, turite pirmiausia ginti viešą interesą. Ne privatų, ne verslo, bet mūsų valstybės, mūsų gamtos. Ir kartu su bendruomenė reikalaujame, kad tas įstatymo projektas, kuris yra pateiktas šiandien, būtų atšauktas ir, kaip jūs sakote, kartu susėdus būtų ieškoma kitokių sprendimų, kurie leistų ir verslui veikti, ir bendruomeniai džiaugtis kokybišką aplinką aplinkui save. Ačiū. Tai keli svarbus momentai, kas buvo pasakyti. Tai pirma, atskirkime 2 dalykus. Atskirkime politiką ir atskirkime realius bendruomenės interesus ir juos. Šiandien mes turime kalbėti apie tai, kad aš kaip Seimo narys, kaip ministras tikrai pasitikiu mūsų valstybės institucijomis. Ir matau, visus aplinkosauginius įsipareigojimus. Ir dėl to šį įstatymo pataisa kur įsipareigojimai buvo 5 metus? Kur 5 metus jūs buvo? Matyti, jog yra užtikrinti aplinkosauginiai įsipareigojimai, randantis, atliepiantis bendruomenės interesus. Esu kalbėjęs tiek su jūsų atstovais, esu bendravęs ir su įmonės atstovais, ir su atsakingų institucijų atstovais, dedamos pastangos būtent tam, kad atlieptų bendruomenės interesus, matau geranoriškumą kalbėtis ir dar kartelį pakviečiu visus norinčius detaliai pasikalbėti, pasinaudoti galimybę užeiti po akcijos, užeiti į ministeriją, kartu su mano komandos specialistais eiti detaliai, padiskutuoti, išgirsti ir pasinaudoti tą galimybę. O tai, kad bandoma politikuoti ir padaryti iš šio klausimo politiką, manau, kad tai yra tikrai neatsakinga. Nes Lietuvoje tokių sudėtingų geopolitinių laikotarpių gyvena. Bandyti sustabdyti vieną iš didžiausių Vokietijos investicijų Lietuvoje yra neatsakinga. Tai aš tikrai manau, kad yra principinė pozicija, atliepianti vyriausybės poziciją, kuria užtikrintas noras rasti sprendimus. Tačiau tai, kas yra reikalinga aptarti nuostatas Демократия! До шаблону.
Gėda! 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 Dabar čia mes turime lygiai taip pat... Gėda, melagė! Neteisėtai pastatyta gamykla, neteisėtai. Sprendimai į nieką nekreipia dėmesio. Gėda jums! Nežinau, ar jūs girdėsime viską čia pusę. Nelegaliai pastatyti. Kodėl nelegaliai pastatyti? Kodėl nelegaliai pastatyti? Kodėl? Kiek baudų sumokėjo statytojai? Tai pakartosiu, kad visi leidimai yra suteikti. Ne, palaukit. Kiek nebuvo leidimų, ką jūs meluojat? Jūs meluojat legališkai akis. Be leidimų galėtų statyti. Kiek baudų sumokėjo statytojai? Ar iki jų neatėjo informacija, kad jie galėtų klaidinami tie žmonės? Kodėl taip yra? Kas klaidinami? Apie ką jūs kalbate? Teismų sprendimai yra. Kad šiuo metu yra įvykęs ne vienas susitikimas su bendruomenė. O kiek Lietuvos miškų dar iškapos? Vykę teismai, kurie... kurios numato, kad yra laikomas visų aplinkosauginių reikalavimų. Miškas nebūtų, per vasarą neužšals. Ministrė, tada klausimas. Aš žinau, kad Seime turėjo būti, jau kelis kartus yra atkelinėjimas vienas įstatymas, kuris yra, nežinau, kaip teisingai suformuluoti, bet suprantate, dėl cheminių atliekų laikymo ir kuris ne vien, va šitą situaciją, bet dėl šitos yra, prasme, norima ar nekeisti, bet ir visą Lietuvą. Tai sakot, kad buvo laikymasi, bet šis įstatymas dabar jau po įmonės pastatymo fakto yra priiminėjimas, paaiškinkime. Mums labai yra svarbu surasti kelis momentus. Tai pirma, reikia ieškoti sprendimo, kuris yra orientuotas į vienos įmonės situaciją. Ir šiuo metu bendruomenė protestuoja dėl vienos įmonės veiklos. Ir kas yra dedama, tai yra dedamos visos pastangos tam, kad aplinkos apsaugos tarnybos vykdytų stebėseną, užtikrintų, kad laikomasi išduotų leidimų ir aplinkosauginių reikalavimų, kurie šiandien yra galiojantis. Lygiai taip pat mes ir esame inicijavę teisės aktų pakeitimus, kurie mato, jog situacija yra tokia, kad vandenviečių apsaugos zonose Lietuvoje yra daugybė vykdomos pramonės veiklos. Tam, kad galėtume sureguliuoti tinkamą balansą, yra siūloma, kad ministras aplinkos ministras galėtų numatyti konkrečius medžiagas ir jų naudojimo būdus, kurios yra tinkamos, kad galėtų būti šiuo metu naudojamos būtent šiuo sezonu. Tai įstatymas vis tik yra priimamas po fakto, ar ne? Tai nėra viskas sureguliuota. Kažkodėl gamykla neveikia ir tikriausiai būtent todėl, ar ne? Ši gamykla veikia, jai yra duotas leidimas veikti pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus. Tai tas įstatymas kam jis yra priimamas? Šis įstatymas yra priimamas tam, kaip jau sakiau, kad mes galėtume užtikrinti, kad ateityje tokios problemos spręstųsi sistemiškai, nes matome, kad yra situacija tokia, kad yra net laisvų ekonominių zonų, taip pat šimtai degalinių, kurios pakliūna į tokias zonas, tam, kad perspektyvoje mes galėtume sureguliuoti, kokios medžiagos nelegaliai pastatytas, kokios negalimos, ir tai yra ne šio konkretaus investuotojo, bet platesnės problemos sprendimo būdų. Aš žinau, buvo teismai irgi, kur bendruomenė aiškinosi, ar čia teisėtai mažina tą vandens ir laimėti tie teismai. Tai vis tik dar kartą grįžtant prie tos problemos. Sakot, gamykla veikia, bet gerai, laimėti teismai ir va dabar šitas įstatymas, kuris vis yra nukelinėjimas, tai paaiškinkit, kaip gali būti suderinama, kad viskas gerai ir mes čia ateičiai priimam ir va, faktas, kurį aš pasakiau, kaip yra. Tai kaip dabar šitą suprasti? Tai šiuo metu įmonė veikia ir gyvename teisinėje valstybėje, kur visi teismų sprendimai yra įgyvendinami. Yra šiuo metu keli teismų procesai, apie kuriuos aš negaliu pakomentuoti, nes aš kaip politikas tikrai nesikišu į teismų darbą, kokie jie bebūtų, tokie bus ir priimti sprendimai. Tai gamykla reikia pagal kokį teisės aktą? Tai pagal visus galiojančius teisės aktus gamykla yra šiuo metu veikianti pagal išduotus leidimus. Kalbant apie tas cheminės medžiagas, dėl kurių be viešinimo, be statybų leidimo gamyklos statėsi. Visą tai, galbūt galėtumėte atsakyti, matėte pretenzijas, iš tikrųjų, turbūt ir matėte daugybę tų tokių plakatų, kur yra būtent apie sveikatą ir aplinkosaugą kalbama. Vienas iš svarbiausių aspektų, nuo ko mes pradėjome, tai pirma, kad turėtų būti užtikrintas pokalbis su bendruomenė. Esame paprašę ir jau yra įvykęs ne vienas susitikimas atsakingų aplinkos apsaugos tarnybų vadovų su bendruomenė, tam, kad būtų užtikrinta, kad yra vykdoma stebėsena, kad būtų bendruomenė nuraminta, jog jie tik informuoja apie darbą. Aspektų nėra fiksuojama.
Ir toliau taip pat yra kalbėta su pačiu investuotoju, paprašyta kiek įmanoma labiau išlaikyti dialogą su bendruomenė. Žinau, kad seniūnaičiai buvo pakviesti į įmonę, atliktas įmonės aplankymas kaip toksai. Tai yra ta informacija, kurią aš galiu patikinti, kad taip yra. Bet dar paskutinis klausimas, žinau, kad keli teismai yra laimėti ir konceptuoju, galime spręsti, reiškia, ne visai teisėtai, tas konceptuoja yra pasakyti. Būtų gerai, kad patvirtinti šito argumentuoti, nes mes kaip ministerija tikrai nesame teismų dalykai. Bet jūs esate kaip užtikrinimo? Kaip sakote? Jūs esate kaip tas, nežinau, gal ne tas žodis apibūdintas, bet jūs atstovaujate visuomenį, tai vis tik dar jūs nežinote. Tai tiek, kiek vyksta teismų procesas, aš kaip politikas tikrai juos nesigilinsiu. Ar dar turėtume klausimą? Ponas Gentvilas pripažino, kad padarė klaidų ir buvo nufilmuotas, jisai Seime sėdėjo, pasakė, kad visos institucijos pridarė labai daug klaidų. Ar kas nors buvo ištaisyti iš tų klaidų ir ar buvo įvardinti kaltininkai, kas pridarė tų klaidų. Kodėl klaidas daro ir nieks už jas neatsako, o žmonės kenčia. Žmonės kentės ateityje per ilgalaikį poveikį. Čia ne vienos dienos klausimas. Čia mūsų ateities, mūsų vaikų klausimas. Kaip jie gyvens, ką jie jaus nuo viso to poveikio. Tikslas yra būtent rasti sprendimus, kurie ir ieško būdų užtikrinti, kad dabartinė įmonė būtų pilnai prižiūrima, yra paprašyta aplinkos apsaugos. Suprantu, čia strateginė klaida yra. Žinau, kad papildomos priemonės lygiai taip pat yra padarytos, yra vykdomi susitikimai su bendruomenė, tik kiek aš esu informuotas ir visa tai yra dedama būtent tam, kad galėtume nuraminti ir aiškiai komunikuoti, kad jokių rizikos veiksnių dėl medžiagų patekimo nėra ir tai yra vis dėlto medienos pramonės įmonė, ne cheminės pramonės įmonė kaip tokia. Bet jinai neaugina medieną. Ir visi žinom, kad medžio plaušo pramonė, jinai neturi sveiko poveikio. Nuo to gyventojai nebus sveikesni, nebus aplinka sveikesnė. Vėjas pučia į Vilnių iki Seimo 10 kilometrų, jeigu tiesiu spinduliu. Jūs tą patį kvėpuosite. Ar jums ne tas pats, kuo jūs kaip kvėpuojate, jūsų vaikai ką geria ir ką kvėpuoja? Negi jums vienodai rodo? Be abejonės, kad tas prioritetas išlieka vienu iš didžiausių ir dėl to ir kalbamės apie tai, kad nesiekime jokių būdų nieko kito, kaip įtraukti aplinkos apsaugos tarnybas, kad jos atliktų savo darbą, užtikrintų monitoringą ir stebėseną. Ir čia kolegos kaip tik pastebėjo, kad neturėčiau jų vardų kalbėti, tai tikiu, žurnalistai turės galimybę pasiklausti, kad jie patys pakomentuotų, kokie konkrečiai veiksmai atliekami, siekiant, kad tai užtikrinti tą aplinkos kontrolę tokią, kokią numato šiandien įstatymai. Bet kaip jau sakiau, aš jau prieš pusvalandį turėjo būti Seime, tai atsiprašau, tikrai norėjau pasinaudoti galimybę ateiti pas jūs ir pasakyti, kad esame pasiruošę kalbėtis. Žinau, kad nesiprašėte susitikimo ministerijoje, bet jeigu norėtumėt, pakartoju tą kartą, mano komanda yra pasiruošusi susitikti ir detaliai pasikalbėti ir viduje. Bet jūs mūsų negirkite. Jau turiu eiti, nes... Valdžia renka žmonės, o ne verslus. Kodėl žmonių negina? Kodėl gynybos sportai yra, kaip sakot, kad medienos pramonės? Jūs girdėjot viską čia. Neteisybė, piktino, vietos šaukia. Tai ką pasakė ministras, jūsų netenkina ir neįtikino. Žinoma, kaip neįtikino, todėl kad sako, nenorim politikuoti, bet politikuoja. Kai sako, kad įmonė gali veikti ir taip, bet vis dėlto yra keičiamas įstatymas ir politikų keičiamos tos įstatymo pataisos. Pasitelkiamos pačios tikriausios pajėgos. Valuckas, Bernelis, Savickas ir dar kažkas berods teistas Nemuno aušros atstovas. Tai apie ką mes kalbam? Ir visa tai yra painiojama su visai kitomis temomis. Kai ekonomikos ir inovacijų ministras kalba aplinkos ministerijos vardu, tai gal taupykim lėšas ir sujunkim ministerijas, jeigu jau čia tokia sinergija vyksta. Kai argumentuoja pataisas tuo, kad supras vokiečių investuotojas ateina ir mes negalim jam pasakyti ne, dėl to, kad Vokietijos brigada šiai dienai yra labai svarbi Lietuvai. Tai jeigu jam investuotojui, kuris nuo pat pradžios pažeidinėjo įstatymus, negalim pasakyti ne, nes supras, bijom prarasti Vokietijos brigadą,
Tai jūs įsivaizduojat, kiek bus kontroliuojama. O ką darys, jeigu pamatys, kad teršia? Irgi negalės pasakyti, kad jūs teršiate, nes tai yra vis tiek vokiečių investuotojai. Jūs galite padetalizuoti, kaip teršia ir kokia ta tarša yra pavojingiausia. Na tiesiog klausytojai, žiūrovai, kad jie suprastų, kas tas yra ir dėl ko čia labai tas nerimas didelis. Žiūrėkit, įmonė kol kas dar neveikia pilnu pajėgumu, bet mes išgyvenom jų bandymus. Tai per jų bandymus pusę pagirių buvo nuklota medžių plaušų. Pagiriuose buvo toks triukšmas, kad atrodė, kad gyvenam oro uoste, kur niekada nenusileidžia ir nepakyla lėktuvai, o visą laiką gaudžia. Ne? Tai kai mums sako, kad palaukit, bet ar važiavo tikrint kas nors? Nevažiavo ir teikdami tai, kad, žinokit, dar jie nepaleisti, dėl to dar institucijos negali įsijungti. Tai mes neišsigalvojam, mes jau patyrėm, ką reiškia šita gamykla. Ir kai mums aiškina, kad va, čia žiūrėkit, jūsų šaldytuvas yra freono, jūs irgi vandenvietės apsaugos zonoj. Mes tikrai negebam atskirti buitinio vartotojo nuo pramoninio. Tai iš tikrųjų labai piktina ir nuvilia. Strateginio mąstymo visų pirma trūksta. Ekonomika nėra švaistymas, o yra švaistomi resursai, mūsų strateginiai resursai, geriamasis vanduo, ką gina Konstitucija. Švaistymas nėra ekonomika, o parsidavimas investuotojų nėra investicija. Tai eikit, jeigu kalbat apie ekonomiką, eikit iš lygiaverčio partnerio pozicijos, dėrėkitės. O dabar mes matom visišką nuolaidžiavimą, keliaklupsčiavimą ir bet kuris vidutinis vadybininkas jums pasakys, kad turi būti abipusiai naudinga. Abipusę naudą grįstas bendradarbiavimas. O šioje vietoje, kame yra abipusė nauda? Sako apie darbo vietas, kokias darbo vietas, ar kas nors garsiai paskaičiavo, kiek aplinkui įmonėm trūksta šiai dienai darbuotojų. Ar pasižiūrėjo, sako, geriau apmokamos. Nėra geriau apmokamos. Įsijunkit CV banką, kur rodo tas pačios algų vidurkius ir pamatysit, kad nieko ten stebuklingo nėra. O tai, kaip elgėsi pati direktorė šitos įmonės, kalba apie dialogą. Apie kokį dialogą mes kalbam, kai žmonės viešai pranešimuose spaudai yra išvadinami marginalais. Paprašyta patikslinti, ką turi omeny, sakydama marginalai, ji pasakė, kad kraštutinių pažiūrų žmonės. Ar nuo šiol marginalizmas yra prašymas laikytis įstatymų? Ar nuo šiol marginalizmas yra reikalavimas, kad kiti jų laikytųsi ir laikymasis jiems patiems, Prisistatykite. Milda Kirėjeva iš Pagirių. Ar kartelė pavardę? Kirėjeva. Pone Vyskupaitė, gal ir jūs galite? Taip. Gal kitą pusę? Dėl ko dabar yra didžiausias pozicijos? Kad nesikartot. Ir gal chronologija, bet turbūt paminėkite, kada tos kovos prasidėjo, viską. Kada buvo tie bandymai atlikti? Tai viskas prasidėjo 20 metų gruodžio 2 dieną, kada buvo COVID-as, mums pakvietė nuotoliu susitikti su įmonė. Įmonė mums konstatavo faktą, kad jie statys gamyklą, kad susitaikys su tą situaciją. Realiai klausimai buvo užduoti aiškus, kaip dėl taršos, kaip dėl vandenvietės teritorijos. Buvo viskas pasakyta, kad viskas bus kaip paaiškinta poveikio aplinkai vertinimo procedūromis. Bet tuo pačiu mes matėm, kad gamykla jau pradėta statyti. Tai reiškia klausimas, kaip ten tos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir kiti dalykai. Toliau mes sužinome, kad vandenvietės teritorija buvo mažinama, reiškia išteklių atsisakoma. Bendruomenė pradėjo domėti, žiūrėti, kalbėti su prokuratūra. Prokuratūra kreipėsi į teismą ir po 2 metų pertraukos viso proceso vandenvietė buvo atstatyta. Bet tuo pačiu metu vyko tokie procesai kaip aplinkos ministro įsakymo keitimai dėl vandenviečių aprobavimo.
specialių žemės naudojimo įstatymo keitimai. Ir pastoviai, kada bendruomenė įrodo kažką teisme, kad jie yra teisūs, kad įstatymai mūsų pusėje, pastoviai buvo keičiami įstatymai. Dabar paskutinis atvejis, kada, reiškia, dėl vandenvietės mes laimėjom teismo, vandenvietė buvo statyta. Čia prieš pusę metų buvo irgi piketas, buvom ekonomikos inovacijų ministerijoje. Viceministras sako, mes nieko nedarysim, mes nieko nežinom. Reiškia, ir tada sužinom, kad po savaitės praktiškai jie kreipėsi į Vilniaus vandenis, vėl mažina Pagirių vandenvietę. Nu, kodėl ta Pagirių vandenvietė? Daugiau, vienintelė tokia svarbi vandenvietė, kurią reikia atsisakyti, ne? Mes sužinom, kad aplinkos ministras pakeitė vandenviečių aprobavimo įsakymą, po pagrindu jie vėl mažino vandenvietę. Dabar mes vėl antrą kartą vandenvietės teisme vėl turim atsakinėti tą, kaip sakoma, situaciją. Bet šitie pokyčiai, sakot, buvo priimta eilė įstatymo, kad vis kažkas tai iškildavo, vis lengvai, kaip sakot, sutvarkydavo, šitie pokyčiai inicijuojami, kaip jie paveiks visą procesą visus. Na tai nuo pat pirmos dienos mes sakėm, kad tai yra tas precedentas, kuris paveiks teisinį reglamentavimą dėl vandenviečių. Nes Humanitas atėjo į vandenvietės teritoriją. Mes sakėm, Humanitas ateina, reiškia, ateis ne tik vokietis, ateis ispanas, portugalas ar dar kažkas tai. Ir niekas nesustabdys. Ir mes visiems aiškinom tai. Ir dabar tokia situacija, kada po poveikio aplinkai vertinimo teismo, kada mes laimėjom, Humanit Lietuva darė susitikimą su ekonomikos inovacijų ministerija, tai buvo kovo 3 dieną, kovo 10 dieną registruojamas specialių žemės naudojimo įstatymo 106 straipsnio pakeitimas, kur, reiškia, Lukas Savickas, ekonomikos inovacijų ministras, ir Saulius Skvernelis, Seimo pirmininkas, ir Gintautas Paluckas, ministras pirmininkas, inicijuoja tokią pataisą, kad visos cheminės medžiagos, visos pavojingos cheminės medžiagos bus galima naudoti visose Lietuvos vandenvietėse. Reiškia, tas precedentas, kurį mes matėm nuo pat pradžių Pagiriuose, jisai tapo realybė. Reiškia, einama link to, kad jeigu negalima susitvarkyti su Pagirių bendruomenė, kuri visą laiką buvo teisi, reiškia, mes padarykime taip, kad sunaikytumėm viską ir leistumėm visur viską. Reiškia, tai toliau eina tokie procesai, kaip, prisidenkime, reiškia, gynybą, pradėkime statyti, leisti viską absoliučiai. Kalbant apie tą įstatymą, žinau, kad kelis kartus buvo bandyta Seimo salėje kalbėti apie jį, bet buvo kažkaip atšaukiamas, tai galite šitą paaiškinti, nes aš žinau, kad jūs kažkaip kalbėjotės ir dar ką aplinkos ministerija dabar, nes ministras iš esmės kaip su juo vyksta komunikacija. Taip, dėl to žemės naudojimo įstatymo, dėl cheminių medžiagų, tai tas specialių žemės naudojimo įstatymas 106 straipsnis ir kalba apie pavojingų cheminių medžiagų leidimą. Ten taip pat kalbama apie tai, kad kokias pavojingas cheminės medžiagas bus leidžiama, spręs aplinkos ministras. Aplinkos ministras ir iki šiol sprendė dėl vandenviečio aprobavimo, tai mes žinom, kaip jis sprendžia. Dabar tas įstatymo pataisa buvo pateikta aplinkos saugos komitetui kovo 10 dieną. Kovo 19 dieną jį tenai svarsto, mes įeinam į posėdį, niekas mūsų neklauso. Ir iš karto balandžio mėnesį, dabar neprisimenu, balandžio 15 dieną pirmą kartą registruojamas įstatymas Seime. Mes pradėjome spausti, kalbame su Seimo nariais, jisai išimamas. Sako, reikia prisikalbėti su bendruomenė. Su bendruomenė bandyta kalbėtis, vėl prižadama visokių pasakų. Tada 17 dieną jis neturėjo būti svarstamas, bet Saulius Skvernelis ryte niekšiškai jį vėl įkiša. Galvojame, mes nepastebėsim, bet mes pastebėjom. Aišku, puolėm skambinti, kam galim ir su galim kalbėti, įtikinėti. Ir ačiū socialdemokratam, kur jie paprašė tą įstatymo pataisą, patį visą įstatymą ir braukti iš dienotvarkės. Ir mes žinojome, kad dabar buvo pertrauka, mes žinojome, kad rytoj jisai vėl bus svarstamas, jisai vėl registruojas, vėl bus už jį svarstamas ir balsuojamas. Ir mes tikimės, kad šitas įstatymas rytoj bus arba išimtas iš dienotvarkės, arba prieš jį balsuos, nepalaikys. Nes jeigu jį palaikys, jeigu jis bus priimtas, praktiškai
tai teisins visų pavojingų cheminių medžiagų naudojimą visose Lietuvos vandenvietėse. Nepagirių, visose. Aš labai atsiprašau tada visų Lietuvos gyventojų, kadangi mes kovojame, pagirių bendruomenė kovojo ir rodė tą situaciją ir link ko einame. Ir mes ir mūsų dabar kaltina, kad mes privedėm prie tos situacijos, kada valdžia privalo sunaikinti visas vandenvietes. Dabar kalbant apie tuos visus tikslus, čia kalba ir apie PDP, ir apie strateginį investavimą ir panašiai. Kur čia didžiausia problema, kad ne toj žemėje padarė, jūsų mąstymą? Kalbama apie tai, kad Lietuvoje nėra daugiau kur statyti pramonės teritorijų. Vaikit juok, daugiau niekur nėra tik vandenvietės teritorijos. Lietuva nėra viena didžiulė vandenvietės teritorija. Kalbant apie ekonomiką arba taip naudingumą, kuo mūsų tas vanduo yra reikalingas, jūs galvojate, paskaičiuokime, kiek kainuoja vien tik Pagirių vandenvietė. Pagirių vandenvietė per metus gali išgauti 40 milijonų kubinių metrų vandens. Tai jeigu ekonomikos inovacijų ministerija, kalba apie ekonomiką, tai gal galima tą vandenį supilti po 1 litrą ir parduoti po 10 centų. Žinot, galima pastatyti komunės gamyklų. 20 gamyklų galima pastatyti. 20 gamyklų po 220 milijonų. O jeigu ne gamyklų, tai mes galime už Pagirių vandenvietės aprūpinti kariuomenę moderniausią įrangą ir turėti geriausius gydytojus, geriausius mokytojus ir klestinčią ekonomiką. Kad čia, kaip sakoma, niekas neatvažiuotų ir neinvestuotų, bet turi būti tvarka ir švarai. Jeigu aš netikėčiau, kad yra nors vienas politikas, valdininkas, kuris yra už Lietuvą, mane aš nebūtų, būčiau kitoj vietoj. Ir aš elgčiau savo kitaip. Bet aš vis dar tikiu. Ir tie, kurie čia susirinko, ir tie net, kurie negalėjo ateiti, nes darbo diena, jie visi tiki. Dėl to mes ir kovojame, dėl to mes ir kalbame. Gal kažkam sąžinė prasmės. Kodėl tos institucijos, kurios turi tokius prižiūrėti, jeigu vyksta nusikaltimai, pažeidimai, įstatymai, kur jos yra? Kur? Dar vienas momentas. Aš labai noriu apkaltinti, nes jūs kalbėjote. Akcentas. Pagirių vandenvietė yra rezervinė mūsų sostinės vandenvietė. Ir jeigu mes turėdami probleminį kaimyną kaip Baltarusija, gausime užterštumą per nerį, mums reikės naudotis Pagirių vandenvietė, tai yra aprūpinti mūsų sostinę vandeniu. Ir dabar mes šitoje aplinkoje keliam riziką statydami pastatą, kuris gali paimti ir užteršti vandenį. Tai yra nacionalinio saugumo klausimas, tai yra ministerijai taip susiaurintai žiūri šitą problemą. O tai ką tai reiškia? Užterš vandenį mes ar neturėsim? Taip, sostinė negaus švaraus normalaus vandens. Jeigu bus užteršta Neries situacija iš Baltarusijos pusės ir čia dar prie Vilniaus mes pastatome gamyklą, kuri kelia rizikas. Čia yra nacionalinio saugumo klausimas ir čia apskritai kiti mastai. O kaip jie galvoja apie šitą dalyką, tai, nežinau, susiaurintai apskritai neįmanoma. Tai reiškia, kad ir bendruomenės bus įtrauktos į procesą jau jam įsibėgėjus gerokai, vadinasi, negalės išreikšti savo nuomonės. Taip pat visos procedūros, koks poveikis bus padarytas nuotekoms, oro kokybei, dirvožemio kokybei ir taip toliau mes jau matysime. O faktinis dar klausimas, kiek objektyviai bus atliktos visos tos procedūros. Tai man atrodo, ekonomikos ministerija turėtų suprasti, kad taip, mums reikia darbo vietų, taip, mums reikia investicijų, tačiau nereikia, jeigu tas yra daroma su milžiniška žala aplinkai ir gyventojų sveikatai, už kurią ta pati valstybė vėliau turės išleisti biudžeto lėšas, tačiau kitų pavidalų, per išlaidas sveikatos sektoriui, gydymui ir taip toliau. O cheminės medžiagos, kur čia pavojus yra būtent prie vandens? Tai pavojus pagrindinis susijęs su avarijų rizika, nes jokios moderniausios technologijos niekada neapsaugo mūsų nuo žmogaus klaidos, nuo ekstremalių reiškinių, kurie gali sukelti išsiliejimą, avarijas ir panašiai. Ir tos pavojingos medžiagos rizikuoja užteršti požeminius vandens telkinius, o atstatyti požeminio vandens kokybę, čia reikia be galo daug pinigų ir dar iš vis klausimas, ar tai įmanoma padaryti. Tai jeigu šiandien kai kurie vadina Lietuvą požeminio vandens kuveiti,
mes turime tiek daug šito ištekliaus, kurio kitos šalys stokoja ir statom jį į riziką, į pavojų, na tai yra visiškai nesuprantama, kodėl tam ryžtamės. Mes nesam jau tiek, sakykime, nuskurdusi valstybė, kad statytume savo gamtinius išteklius ant stalo ir prekiautume jais. Priešingai mes turim visas galimybės pritraukti inovatyvius verslus, atsinaujinančios energetikos, žiedinės ekonomikos, tą turėtume daryti, o ne nuolaidžiauti galimai taršiam verslui. Gerbiamas nespėjome jūsų pakalbinti, galim. Gerai, aplinkos ministras tas, kuris spręstų, ar galima statyti toj teritorijai gamyklą ar kažką tokio panašaus, ar ne. Kur tai yra problema? Kur čia yra? Na, yra pavojus, kad mes po vieno žmogaus parašu paliekame milžinišką atsakomybę. Tai yra, kad būtent ministras, kuris nebūtinai turi visokiojopą kompetenciją, vertins, ar toje gamykloje naudojamos medžiagos iš tiesų yra pavojingos, ar iš tiesų yra rizika, kad jos sukels taršą ir panašiai. Tai mes matom puikiai, kaip yra prekiaujama po rinkimų ministerijomis, kaip nebūtinai patys kompetentingiausi žmonės užima vienas ar kitas pozicijas. Ir labai daug kyla įtarimų, kad gali būti pastatyti ir verslo lobistai, kaip nenoriu dabar taip teikti, kad šiuo atveju yra, bet tokių prielaidų panašiai galvoti turime. Tai bus po vieno žmogaus atsakomybė, viskas po vieno žmogaus parašų. Taip neturėtų būti. Turėtų spręsti atsakingos institucijos, kuriuose dirba iš tiesų ekspertai, kad tas sprendimas būtų maksimaliai objektyvus. O dabar, ko gero, atsitiks taip, kad verslas, kuris turi iš tikrųjų labai daug išteklių, parems kokį nors kandidatą arba kokią nors partiją tam, kad gautų ateityje aplinkos ministeriją ir tada būtų nuspręsta, kad šito verslo gamyklai rizikų užteršti nėra. Ačiū. Taip mes norime darbo vietų, mes norime investicijų, bet nenorime, kad jos būtų daromos ilgalaikiam gyvenimo kokybės sąskaita. O kalbant apie tą visą užterštumą ir tą pagrindinę temą, kodėl gyventojai priešinasi visam šitam, žinoma, bet ir kaip, kokia čia būtų ta prieša. Vėl yra apie kalbama, kai ministras viena vertus sako, kad bus visos apsaugos, kita vertus sako, kad jau dabar neprieštarauja, bet įstatymas kažkodėl iš naujas priimamas pažymės. Kaip jūs matote? Na, aš kaip suprantu situaciją, tai valdininkai bando ištaisyti savo praeities klaidas ir dėja tą daro Tai kas atsitiko, jie leido statyti didžiulę gamyklą, kuri kainuoja labai brangiai, toje zonoje, kur to daryti negalėjo. Ir dabar arba reikia nugriauti gamyklą ir atšaukti sandorį, arba reikia pakeisti taisyklės. Tai jie eina šitų kelių, kad pakeisti taisyklės, mes pasakysim, yra gerai. Bet gerai nėra, nes yra požiūrės. Lietuva yra vadinama kai kurių ekspertų požiūrėjo vandens veikti, nes tiek daug turime švaraus gėlo vandens, kurio vartoti, kitos šalys stokoja ir ateityje šitas išteklius bus aukso vertės. Bet ką mes darome, pastatome gamyklą, kuri nėra apsaugota nuo žmogiškosios klaidos, nuo techninių avarijų, nuo ekstremalių reiškinių, kurie gali priversti tas pavojingas cheminės medžiagas išsilieti ir užteršti tiek dirvožemį, tiek vėliau ir požeminį vandenį. Ir vėliau atiklausyti, atstatyti kokybę to vandens, čia klausimas, ar apskritai techniškai įmanoma, o jeigu įmanoma, tai gero kainuos 10-keriopai, negu kad bus atnešta ekonominė nauda šito investuotojų. Tai mūsų įsitikinimu rizikuoti jokių būdų negalima, o sukelti didesnį riziką visoje Lietuvoje tą patį leidžiant, irgi nėra absoliučiai logiška ir svarbu. Ir tu sėdi net namie dirbtis, arba lauko 60. Bet sakė, dabar tu tiek bandymą buvo atlikti, nereikia pilnai. Aš nežinau, ar bandymą ir ne, bet iki rugsėjo bandymai buvo tragiškas, ta prasme, nekomfortiška, nesidarimo, bet tai atrodo, kad tai yra iš tavo galvos. Ir nuo kada jau čia girdis? Tai jie buvo ir praeitis metais, tai kažkiek protestavo, vėliau buvo sustoję, dabar jau visą šią savaitę veikia. Tai aš nežinau, ką jie ten testuoja, bet garsas tai yra.
išnarplioti. Tuomet, kodėl jūs čia esat, gal pradėkime? Tai mano plakatas yra uždegtas mūsų geriamąjį vandenį. Tai reiškia, kad mes kreipiamės į visus ir mes sakome, kad didieji verslai negali įvykti įstatymų nei žmonių naudai. Tai reiškia, kad fabrikas yra pastatytas vandenvietės zonoje ir jis galimai neteršintų mūsų vandenvietę ir be to kentėsim mes, kaip prasme žmonės. Ar jau pajutot poveikį? Tai poveikis jau seniai yra, praeitais metais jie kaip ir darė tą testavimo darbus. Tai vat ir dabar ir šią savaitę, tai yra garsas, kaip ir sakiau, atrodo, kad 5 lėktuvai tiesiog kyla, tu sėdi lauke, net namie kėtis, tu lauke išeini, ta pusė užžymas, tiesiog per ausis duoda ir tiesiog sėdi lauke, nenori niekam. Tai vat, o ten gyvena mano tėvai, ten gyvenu aš ir planavom ir prie pat namą statyti, bet tiesiog dabar to nenorim daryti, nes neįmanoma. Jūs pati planavote? Taip, aš planavau jo, dabar viskas namas, dabar aš nenoriu, nes tas kaminas didysis pamatyto yra vos 20 metrų nuo mano namų. Jis gauna visą kalną stovi, būtent pagal mano namų lokaciją. Jis neįmanoma. O dėl vandens, sakykime, jūs minėjot, kad užteks laikyti geriamąjį vandenį. Tai čia didžiausia baimė dėl ko, kad tas vanduo bus užterštas. Taip, didžiausia baimė dėl to ir jeigu mes nežinom, kas gali atsitikti ateityje ir tarkim, jeigu atsitikti kažkokia avarija, šiaip situacija, kai reikia to geriamojo vandens, kas dabar yra tikrai aktualu, nes dabar yra ir straipsniai išėję, kad ir Lietuvoje trūksta to dievo geriamojo vandens, ir jie tiesiog nori dabar dar teršti, naikinti ir mažinti. Ačiū, kad lygiai vyriausybė. Ačiū. Ne, tai taip, kaip daugiau žmonių žinotų, tada ir turėtų Ženklas Viktorija! Viktorija! Pergalė mūsų bus. Mes laimėsim, valio. Valio! Laimėsim. Ačiū, kolegos! Ačiū! 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 Šilda, Tomas, Fredas. Einam. Posėdžiauti, vyrai. Ačiū, šaunuoliai. Ačiū, kad pakvietėt. Ateisit kitą kartą.